Pasivaikščiojimų serijoje po skirtingus Rail Baltica objektus intriguojantis debiutas. Nuo Neries tilto bei pirmosios Sankaso Šveicarija žeimiai judame Panevėžio link ir pirmą kartą lankomės ten, kur pradeda augti naujas 17 km ruožas. Justai, tai mes čia važiavom, keliavom per Šėtą, per kitus kaimelius, miestelius, grožėjomės nuostabią Lietuvą ir kur, sakykite, atkakom, kur mes čia esam, nes prieš tai esu jau lankiusis tam tikrose objektuose ir Neries tiltą jau mačiau, ir Sankasas, o kur čia dabar mes esam? Tai esame naujausiame mūsų ruože, kuris vadinasi Šėto Ramygala, ruožo ilgis yra 17,1 km ir kuo šis ruožas išskirtinis, jeigu anie ruožai yra beveik baigti, tai šitas ruožas dar yra tik tai pradžios stadijoje, išsivalomos teritorijos, susivežamas medžiagos ir jie visi bus naudojami laikinų ir pastovių kelių įrengimui, nes norint įvažiuoti į čia greenfieldinis projektas, tai reiškia, kad mes pradedam žaliame lauke, prie kurio nėra jokių privažiavimų. Taipogi vykdomas yra trasos nusižymėjimas, dirvožemio nustumimas ir geotechninė stebėsena pradedama vykdyti. Tai krūva parengiamųjų procedūrų, susistatomos saugumo infrastruktūra. Saugumas yra mūsų numeris 1 prioritetas šitam projekte. Ne tik kokybiškai turi būti projektas pastatytas, bet jis turi būti statomas ir saugiai. Ir atvykus čia iš karto galima buvo pastebėti, kad vyksta veiksmas intensyviai pakankamai. Atrodytų, kad ir daug darbuotojų sukasi, ir daug agregatų įvairių technikos. Tai šiuo metu stojame ant privažiuojamojo kelio, nes akivaizdu, kad jo nebuvo iki šiol, ir infrastruktūra. Kažkam reikėjo sukurti. Teisingai, jį reikia sukurti ir to kelio tikslas yra dvejopas. Tiek vykdyti statybas, kurias matome čia, tai šiuo metu vykdomas yra grunto nuėmimas ir kur bus būtent Sankasa ir pati Rail Balticos vėžė. O čia yra kelias, kuris aptarnauja darbus ir kuris čia liks tam, kad esant reikalui būtų galimybė privažiuoti ir aptarnauti jau esamą geležinkelį. Nuo pirmojo objekto, kurį lankėme, Neries tilto, nutolome daugiau nei 40 km. Rail Baltica valdymo vadovas Justas Vyžintas padeda susiorientuoti. Į pietus – Kaunas, į šiaurę – Panevėžys. Esame per vidurį šių didžiųjų miestų. Taip, bevaikštinėjant po parengiamųjų darbų teritoriją pasidomėjau ir kokią naudą atneša visi prieki besistumiantis projektas. Tai vienareikšmiškai tai yra be galo teigiama įtaka ir matėm tų krūvas mažų gyvų miestelių ir pradėjom nuo pat Jonavos, kuri taipogi visa gyva ir tas Rail Balticas judėjimas kartu su juo ateina ir ekonominė nauda į mūsų regionus, kas yra labai svarbus ramstis ir labai svarbi Lietuvos gyvenimo dalis. Tai tie miesteliai pelnosi tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai, tai kalbam apie ir darbo jėgą, kalbam ir aptarnaujantį sektorių, tai yra tos pačios kavinės, automobilių, krūva verslų. Per infrastruktūros investicijas pinigai į ekonomiką pasiskleidžia tolygiausiai, dėl to mes manome, tai yra tvarus būdas valstybei, Europos Sąjungai investuoti į mūsų šalį ir ne tik. Ne tik Lietuvos, bet ir visos Europos akys krypsta į Rail Baltica, didžiausią geležinkelio infrastruktūros projektą Baltijos šalių istorijoje, kurį įgyvendinant bus nutiesta elektrifikuota Europinės vėžės greitojo geležinkelio linija. Tad sugrįšime čia pasivaikščioti dar tikrai ne kartą.